Sveika, mūsų nuostabi ir graži Lietuvos triatlono bendruomenė. Smagu Jūs matyti čia. Dabar norėčiau Jūs visus pasveikinti su artėjančiam šventėm ir su visais tais atributais. Kalėdiniais seneliais, snieguoliam, nykštukais ir visom kitom būtinom to priemonėm. Tai žodžiu, iš tikrųjų, negaišydamas Jūsų ir bandydamas viską padaryti kiek galima teisingiau ir tikriau, užtikrinčiau, tai žodžiu, pradėsime tą pristatymą, kas yra Lietuvos triatlono taurė šiais metais, su kuo mes bendradarbiausim, su kuo mes būsim, kur mes važiuosime, prisidėsime ir kaip ten viskas vyks. Tai iš tikrųjų, kaip sakant, ne vyniuokim žodžiai į vatą ir pradėkime tą mūsų pristatymą. Tai žodžiu, šiemet turėsime 3 Trifan renginius didžiuose Lietuvos miestuose, tai Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje, tai žodžiu, mes tikrai turėsime Trifan tos didžiuosius renginius ir 5 Lietuvos triatlono taurės etapus, kurie irgi bus per visą Lietuvą išvažiavę. Tai visi etapai tokie, kuriuos pristatėme Druskininkuose, tokie pat, kuriuos mes visus turėjome pernai metais Lietuvos triatlono taurėje. Tai žodžiu, iš tikrųjų per daug niekas nesikeičia, tačiau prie kai kurių etapų į visus Lietuvos triatlono taurės etapus įsijungs mūsų, kaip sakant, draugas ir partneris Triatlono federacija. Vaikų triatloną jie stengsis padaryti tai Lietuvos čempionatais ir iš tikrųjų bendradarbiausime tuo klausimu. Taip pat Jonavoje turėtų būti sprinto distancijos amžiaus grupių Lietuvos čempionatas ir Druskininkuose turėtų būti olimpinės distancijos amžiaus grupių triatlono čempionatas. Tai žodžiu, iš tikrųjų tikrai turėsime, viską prašysime mūsų nuostatose ir pasistengsime tai įgyvendinti kartu. Tai kaip ir pernai metais pradėjome puikų ir nuostabų bendradarbiavimą su tarptautiniu maratonu, kurie organizuoja Trakų triatloną. Tai Trakų triatlonas taip pat bus, yra ir matysime jį ir kitais metais mūsų taurėje. Tai žodžiu, dabar po truputį apie kiekvieną ir pamėginsime pasidalinti ir pasitarti ir žodžiu susidėlioti, kad viskas būtų kiek galima puikiau. Tai pradedam nuo Lietuvos visą bendrą kalendorių papasakosiu, jisai atsiras yra mūsų Lietuvos triatlono taurės puslapyje prie etapų skaičiaus, yra visi pažymėti, tačiau dar kol kas buvo nepaleista registracija, tai šiandieną mes ir ją ir paleisime. Iš tikrųjų atsidarysite Lietuvos triatlono taurės etapus ir ten bus galima užsiregistruoti. Naujovė dar yra tokia, kad nebus registracijos į visus etapus. Reikės registruotis į kiekvieną etapą atskirai, o jeigu kas norės įsigyti kalėdinę dovaną ir kalėdinį dalyką ir žodžiu mes padarysime jums dovanų kuponą, kuris sugeneruos nuolaidos kodą į kiekvieną iš mūsų norimų renginių ir visus 5 atskirus kodukus jūs tikrai turėsite ir galėsite užsiregistruoti į pasirinktą etapą arba į visus etapus ir tą kainos dalyką mes tikrai paleisime ir padarysime, kad tai būtų gražu, gerai ir nuostabiai tinkamai įforminta. Tai žodžiu, šitoks mūsų pagrindinės naujovės. Taip pat mes pernai turėjome 3 triatlo tokius kaip etapus mūsų Lietuvos triatlono taurės prijungta prie Lietuvos triatlono taurės etapų. Šiemet mes 24 metais šito dalyko mes kaip ir nebebandysime daryti, nes kaip čia pasakius su Penkiakovės federacija, kaip sakant, ir mes neradome bendrų tikslų, siekių ir nebetęsime bendradarbiavimą, bet iš tikrųjų linkime jiems sėkmės. Pernai mūsų bendradarbiavimas buvo puikus, nuostabus ir tikrai turėjome naują šitą iššūkį. Šiemet dar turėsime irgi vieną tokį kaip paskutinį, sakykime, off-seasono arba naujo sezono pasiruošimo renginį. Tai plaukimas į naujos metus, kuris šiemet vyks Lazdynų baseine gruodžio 31 dieną, tai visi triatletai, triatlonininkai ir visi kiti, kurie plaukikai, neplaukikai, kurie nori jau pradėti ruoštis, jeigu dar nepradėjote ruoštis jau po praeito sezono, kurie norėtumėt pradėti ruoštis, įsivertinti savo galimybės ir per naujos metus aktyviai ir sportiškai praleisti laiką, kviečiame visus į Lazdynų baseiną gruodžio 31 dieną. Ten vyks plaukimas į naujos metus. Tai, žodžiu, tokios ir yra dalykai. Tai toliau nebetęsiant ir
nekviečiant į kitus renginius, pristatom Lietuvos triatlono taurės sezoną. Tai pirmas mūsų etapas, Lietuvos triatlono taurės etapas, vyks birželio 2 dieną Kaišiadoryse. Pernai pradėjom Kaišiadoryse, šiemet irgi pradėsime Kaišiadoryse. Kaišiadorys meras ir visi mūsų draugai tenai, kurie yra ten, tiek pat Lukas Žarnauskas, tiek Donatas Zaveckas, tiek visi kiti mūsų partneriai, draugai, visus kviečiame tikrai į Kaišiadorys. Kaišiadoryse mes tikrai turėsime puikų renginį, puikiai vieta, vėl didelis gražus ratas, kurį teks įveikti, apvažiuoti ir tikrai turėsime ir geras plaukimo sąlygas, ir bėgimo sąlygas, dviračio trasa kaip visada yra šiek tiek tokia, kokia yra Lietuvos triatlono taurė jau daugelį metų, tai žodžiu iš tikrųjų mes ir turėsime puikų, gerą, nuostabų etapą Kaišiadorių triatlonas birželio 2 dieną. Birželio 30 dieną tradiciškai bus Trakų triatlonas, kuris, sakykime taip, tarptautinis maratonas, tęsiam bendradarbiavimą Trakuose, ilgiausiai vykstantis triatlonas Lietuvoje ir iš tikrųjų mes jį tikrai turėsime ir labai džiaugiamės, kad tarptautinis maratonas ir Gedas Pajėda, linkėjimai tau, iš tikrųjų mes taip pat tęsime toliau ir triatlono taurės etapas, kelias į Trakus ir kartu tenai dirbsime, padarysime tą renginį, vėl patį didžiausią ir patį gražiausią ir didžiausią. Jonavos triatlonas, Liepos 21 dieną, tradicinis Lietuvos triatlono taurės etapas, irgi jau 8, dabar jau bus 9 kartą ir iš tikrųjų 9 metai bus įdomus ir geri ir iš tikrųjų mes tikrai turėsime ten puikų renginį. Ten pat atsiras ir Lietuvos triatlono federacijos sprinto čempionatas amžiaus grupių. Tai iš tikrųjų turėsime va tokį gražų ir gerą, kaip sakant, triatlono etapą Lietuvoje. Tradiciškai jau vėl 9 kartą važiuosime į Veisiejus. Veisiejuose etapas yra 8 mėnesio, rugpjūčio 18 dieną. Rugpjūčio 18 dieną tai yra, kaip sakant, puikus ir kaip sakant, kaip mes jį vadiname, Dzūkijos perlas miestelis pakvies mus į tradiciją jau tampantį ir nuostabų triatlono taurės etapą. Ten turime minčių ir norų ir su mūsų teisėjų Ryčiu apkalbėjome, kad mums būtų įdomu ir gal pamėginsime padaryti Draft Legal etapą. Iš tikrųjų, leisime gal pirmas dalykas, kuris bus, tai kad kaip išspręsime klausimą, kurioje vietoje galima važiuoti paskui, kurioje vietoje negalima sėdėti ant rato. Tai žodžiu, iš tikrųjų turėsime tą didelę įdomumą ir galimybę, nes vienoje vietoje išvažiuojant iš parko ir važiuojant į tą vietą, kur yra geras kelias, važiuoti paskui kaip ir nėra galimybės, nes ten yra pakankamai siaura ir tas posūkėlis įdomiai veikia, tačiau ten, kur išvažiuojame ir ten yra pilnai uždaryta mums gatvė skirta mums, ten jau tikrai galime važiuoti grupėje. Tai žodžiu, paruošime kelis segmentus, kur bus galima važiuoti grupėje. Tai Veisiejų etapas bus išskirtinis tom, kad ten pamėginsime padaryti dar vieną triatlono taurės etapą, kuriame bus galima važiuoti grupėje. Na ką, ir paskui, aišku, sezonas, Lietuvos triatlono taurės sezonas tradiciškai užsibaigs Druskininkuose. Tradiciškai užsibaigs todėl, kad etapas vyks Druskininkuose, bet netradiciškai bus taip, kad tai bus rugpjūčio 31 diena. Rugpjūčio 31 diena dėl to, kad uždarysime etapą, uždarysime Lietuvos triatlono taurę, o tai, kad ne rugsėjo 1 savaitgalis. Tai vienintelis dalykas, kad kiti mūsų draugai ir partneriai organizuoja kitus renginius, tai kad įtilpti į kalendorių ir kad jį padaryti kuo puikesnį. Tai žodžiu, šitą rugpjūčio 31 dienos sezoną užbaigsim, rugpjūčio 31 dieną užbaigsime Lietuvos triatlono taurės sezoną Druskininkuose tradiciškai. Tai, žodžiu, turėsime gerą puikų sezoną. Taip pat turėsime 3 Trifun etapus, kurie yra irgi sudėlioti su tam tikrą mintimi didžiuosiuose miestuose, atvežti triatlono sportą į didžiuosius Lietuvos miestus. Tai tęsiame tradiciją. Tai triatlonas bus birželio 23 dieną per Jonines. Tikrai bus
puikus renginys Kaune, Žalgirio arenoje vyks plaukimo šimtmečio renginys. Tai iš tikrųjų plaukimo šimtmečio renginys, kuriame mes dalyvausime su Trifan kategorija, sporto šaka, pristatysime triatloną visiems kauniečiams ir iš tikrųjų Kaune, Žalgirio arenoje mes ten plauksime upėje, važiuosime arba pačioje Žalgirio arenoje, ten dabar yra pakankamai puikiai Žalgirio arenoje, Žalgirio saloje, Nemuno saloje, ten yra dabar puikiai visa infrastruktūra daroma ir jeigu ten mes įdėlsime, tai važiuosime tenai, jeigu ne, tai išvažiuosime į Juozapavičiaus gatvę, išvažiuosime į gatvę ir važiuosime ten, kaip sakant, tikrai puikiai nutverta trasa. Tai yra 2 variantai, kuriuos mes galėsime padaryti. Na ir rugpjūčio 10 dieną visus pakviesime į Klaipėdą, kadangi jūs būnate dažniausiai rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio pradžioje ir viduryje ir iki galo, dažniausiai būnate Lietuvos pajūryje, tai mes jūs pakviesime į Klaipėdą, Smiltynėje, ką tik buvau su šitais Klaipėdos triatlono, kaip sakant, klubu ir mes tenai tikrai matėme puikių vietų, kur galime padaryti Lietuvos triatlono taurės etapą. Tai iš tikrųjų tai dabar pradėsime nuo Trifano. Trifanas ten yra tikrai padaromas ir tikrai viskas yra galima. Greičiausiai tai bus Smiltynė ir jeigu pavyks, tai padarysime, starto vieta gali būti 2 vietose, prie jūros arba jacht klube. Tai žodžiu, iš tikrųjų pamėginsime tuos dalykus sujungti, įvertinti geriausias sąlygas. Priklausys oro sąlygos nuo jūros, priklausys starto vieta nuo kokia bus jūra. Jeigu jūra bus pikta ir neleis mums tenai plaukti, tai mes, žodžiu, kelsimės į jacht klubą. Jeigu jacht klubas mus priims, žodžiu, ir ten turėsime puikias galimybės tenai tikrai įvykdyti šitą renginį. Tai 2 starto vietos yra šiuo metu derinamos, planuojamos ir žiūrimos, tai greičiausiai jos išliks iki savaitę iki renginio. Tada ir nuspręsime, kurioje vietoje darome. Viskas bus priklausomai pagal orų prognozę. Jeigu jūra pikta ir neleis mums plaukimą atlikti jūroje, mes tada darysime viską jacht klube. Tai iš tikrųjų turime tuos mūsų visus renginius, kuriuos mes iš tikrųjų džiaugiamės Lietuvos triatlono taurės kalendorių, tokį tikrai važiuosime. Iš tikrųjų bus dar keli renginiai, kuriuos triatlono taurė važiuos jau tik tai ne kaip organizatorius, o tačiau kaip padėsime, prisidėsime ir tikrai pasistengsime padaryti tuos renginius panašius į triatlono taurės organizuojamus renginius ir iš tikrųjų tą visą mūsų draugiškumą, džiaugsmą, triatlono bendruomenę, visą pabandysime pakviesti į Panevėžį. Iš tikrųjų daug triatlono renginių vyks Panevėžyje. Tai bus Abromaičio taurė, mes ten tradiciškai bendradarbiaudami su klubu Durna važiuojame jiems padėti numatuoti laiką, pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta ir pateikti kuo geresnius rezultatus. Tada antras renginys taip pat Panevėžyje greičiausiai bus federacijos organizuojamas čempionatas, jau nebe tarptautinis čempionatas, kuris iš tikrųjų vyks Panevėžyje ir turėsime tikrai tenai dalyvauti ir triatlono federacija apie jį paskelbė ar dar čia kaip ir bus. Tai žodžiu, tikrai turėsime tokį dalyką. Na ir aišku, važiuosime pas Vidmantą Urboną, kuris organizuos Double Ultra. Double Ultra tai yra tas tikrai puikus renginys, kuris eilę metų vykdavo Panevėžyje ir iš tikrųjų ten mes irgi važiuosime ir būsime kartu ir pabandysime šitą triatloną Double Ultra iššūkį irgi paversti ir pasižiūrėti, kaip ten mums seksis ir kaip ten jisai įvyks. Vėl atvažiuos pasaulio čempionatas, tai vėl bus daug užsienio dalyvių ir stipriausių lietuviai. Greičiausiai mes tikrai ten matyti turėtume net gal ir tą patį mūsų Tautvydą Grabauską, kuris tapo šiemet tas double dėka dalyvių, įveikusių, finišuotojų ir užėmusių 3 vietą. Tai žodžiu, sveikinam tave Tautvydai, jeigu pavyks sudalyvauti Double Ultra Panevėžyje, tu būsi laukiamas ten pat. Aišku, taip pat toliau tęsime bendradarbiavimą su moterų triatlonu. Moterų triatlonas tradiciškai vyksta Vilniuje, prie upės. Tai žodžiu, Geležinė mama, Geležinė Agnė ir visi pakvies į Vilnių.
taip pat tenai būsime, prisidėsime, padėsime, kad tas renginys būtų puikiai ir gražiai įvilktas į Lietuvos triatlono taurės kalendorių. Paskui ir paskutinis, aišku, renginys dar, kuris irgi svetimas, nesvetimas, kartu su tritonais, su Mantu Marcinkevičium ir visais tais plaukikais prisidėsime mes prie Vilniaus plaukimo maratono. Tai, žodžiu, iš tikrųjų ten irgi pasitengsime pateikti visus rezultatus taip, kaip privaloma ir taip, kaip turėtų būti jie pateikti. Tai, žodžiu, iš tikrųjų turėsime puikų, nuostabų ir ilgą vasarą, tiek su plaukimu, tiek su triatlonais, tiek su visais kitais dalykais ir iš tikrųjų jau reikia pradėti ruoštis. Tad jeigu jūs dar nesate pasiruošę, tai laikykitės ten ir pradėkit ruoštis. Laikykitės įsikibę į sportus, laikykitės įsikibę į save, laikykitės įsikibę vienas į kitą ir iš tikrųjų, sakau, paleisime kalėdinių dovanų tokį kaip reikalą, kad galimybę įsigyti registracijai bendros registracijos mes nedarysime, bet padarysime atskirus kodus prisijungimams ir registracijoms, tai bus galima padovanoti dovanas savo triatlonininkams, triatletams ir visiems žmonėms, kurie bus. Tai va, žodžiu, taip. Tai laikykitės ten, laikykitės įsikibę ir, kaip sakant, startuojam kartu 24 metais.